Jose Coseiro era Lietuvos nacionalinėje futbolo rinktinėje baigėsi. Lietuvos futbolo federacija nebegali išlaikyti specialisto iš Portugalijos, tad treneris renkasi ne Lietuvos rinktinę, o Gaziantepspor klubą iš Turkijos. Jisai nuvedė kalbą į klubo reikalus, į savo klubo reikalus, sako, aš turiu problemų klube, nežinau, aš paklausiau, ar tu atvažiuosi pas mus, ar kaip dabar, ar į-mailą bendrausime, sako, žinai, aš turiu klube problemų, viską, jis taip kažkaip, ne taip ne. Taip ir lieka neaišku, ar Coseiro tik dėl klubo negrįš į Lietuvą, nes rinktinių direktorius neatsimena, ar su treneriu visiškai yra atsiskaityta. Aš manau, kad atsiskaitėmės esam su juo. Nebent ten gal kažkur keletas uodegėlių gal likę yra. Kalbėdamas apie ateitį, Tautkus mini 6 kandidatus, pretenduojančius į vyriausiojo Lietuvos rinktinės stratego postą. Aš manau, kad rinktinės treneris nebūtinai turi būti treniravęs komandą. Rinktinės treneris yra strategas. Jam svarbu surinkti gerą kolektyvą, trenerių, kurie dirbs, jisai numato strategiją ir komandinį drausmę. Sport1 žiniomis iš tiesų kandidatai yra likę tik 2. Buvęs rinktinės kapitonas Raimondas Žutautas ir Gargždų Bangos naujasis treneris Arminas Narbekovas. Abu kandidatai teigia, kad apie galimas naujas pareigas išgirdo pirmą kartą. Atsakysiu taip tiesiai šviesiai, kadangi nėra aišku, kai bus aišku, tada bus nuspręsta, kas išrinktas tų rinktinės trenerių. Kalbėti apie ar bus vienas, ar bus kitas yra labai sunku iš tikrųjų. Reikia sulaukti federacijos ir tada bus aišku. Aš pasakyčiau, čia tokia kaip ir naujiena yra išgirsta, tai aišku, dabar visų pirma yra pirmenybė į Gargždų Bangos trenerio postas ir tas suderinimas rinktinė ir klubinė komanda, tai nežinau, čia reikia labai stipriai apgalvoti visą reikalą. Dar mes turime beveik 3 savaitės laiko iki to dalyko. Aš manau, mes kitą savaitę vis tiek turime su vadovybė. Kandidatai, aš manau, kad jie informuoti, jie žino, kad savo eina beveik kiekvieną dieną pas žmonės užeina, pasikalba, jie maždaug jaučia, kurie linkme viskas krypsta. Federacijos atstovai kalba, kad naujasis rinktinės treneris turėtų būti paskelbtas vykdomojo komiteto posėdyje vasario 7 dieną. Belieka tikėtis, kad kandidatams užteks laiko apsvarstyti galimybę tapti nacionalinės komandos strategu.